Mhm. O, sveiki. Labas, pavyko prisijungti. O ganėtinai greitai stebėtina. Aha, aš irgi labai stebiuosi, kad taip greitai ir laiku, Taip. nes kaip ir minėjau, kad galiu vėluoti, bet viskas tvarkoja, aš Dievui spėjau. Nes man pagal laiką rodė, kad aš turėsiu atvykti 11 laikų namuose, o Dieve, bet nieko, viskas tvarkoja. Smagu tave matyti, Sigita. Ačiū, smagu tau, kad pasikvietei pas save pasikalbėti. Taip, visada malonu matyti naujus žmonės, naujus kūrėjus, išgirsti jų istorijas, jų galbūt tą visą kūrybos kelią. Nes aš įtariu, kad nelabai yra kas galbūt tuo užsiema, kas būtent kūrėjus kabina. Ir visi labai skirtingi yra. Taip. Skirtingų priežasčių pradėjom kurti, skirtingus dalykus nukeliavom. Ir šiaip Taip. tai taip ir yra, kas kalbina kūrėjus, bet tam, kad pakalbintų kūrėjus, dažniausiai jau tu turi būti toks visoji Lietuvoje žinomas Nomedos Marčėnaitės lygiu. Mhm. Tai tada kalbina visi, klausinėja ten apie tą kelią, bet jeigu tu nesauka, žodžiu, tai tada nėra taip paprasta pasikalbėti. O kūrėjų Lietuvoje labai daug, iš tikrųjų. Daug. Mes labai, Daug. labai kūrėjai visi esame, yra matininkai ir kūrėjai labai turim geras rankas lietuviai. Jo. Tas iš tiesų apie lietuvius aš ne pirmą kartą girdžiu, kas sako, kad, lietuviai tikrai turi geras rankas. Man atrodo, kad čia dar ir paveldas yra iš tikrųjų, nes daugelis turėjo, kaip čia, praeityje suktis, kaip gali ir pragyventi iš to, kad pragyvendavo būtent, kaip iš rankų darbo. Tokia negu dabar mes ją įsivaizduojame, labiau gal kaip amatas. Manau, kad visą tai susiveda. Taip, ir nepamirškim dar pas mus, matai, lietuvis gal kas yra dar toks dalykas kaip, kad amato, kurį mes mokame, stengiamės perduoti iš kartos į kartą. Tėvai, seneliai, tą labai bando išsaugoti. Taip, aš irgi augau su tetulė, mes vadindavom močiutės sesuo. Aha. Nes buvo tikrai pramokius visokiausių rankdarbių, aš ten iš savo megztinių prisimesgus buvau ir, žodžiu, ir siuvinėjau. Viską buvau pramokyta daryti, kas susijęs su rankų darbu. Tai labai gerai, tada vadinasi gyvenime yra šiek tiek lengviau tikriausiai. Taip, ir aš paskui galvoju, kad galėjo tai vis paskui įtakoti ir vėliau mano pasirinkimus. Galimai. Tai aš tada, kaip sako, netempsiu gumos, Sigita, tave trumpai pristatysiu, jeigu kažką drąsiai galite įsiterpti ir daugiau, kaip sakant, išplėsti jau savo tą apibūdinimą. Tai esi akvarelės menininkė, esi mokytoja, esi edukatorė ir tavo gyvenime, aš kiek supratau, kiek mes tekome bendrauti, kiek pasako apie save, kad menas pas tave buvo nuo pat mažens. Visada kažkokia vienokia arba kitokia forma. Esi baigus tekstilės studijas, jeigu neklystu, VDA. Tai irgi meno pusė. Ir berods šiaip labai daug esi kūrus, minėjai ir iš Vilnos aksesuarus, ne? Ir siuvinėjai, ir tapyba ant šilko. Tai iš tikrųjų pati tekstilė yra labai plati ir labai daugelio dalykų mes mokėmės dailės akademijoje. Vardinti dalykai irgi yra beveik visi iš tekstilės kategorijos. Tik tai tiek, kad būna, kad vieni taip susiranda labai greitai savo siaurą nišą ir joje neria ir lieka tenai. O aš gyvenime labai dažnai gyvenu tokiais projektais. Projektinė. Aš nuo vaikystės vadindavau save sprinterė, o ne maratonininkė.
man patinka daryti vis kažką naujo. Vis kažką naujo atrasti, paskui vėliau sujungti tuos, sakysim, dalykus, kuriuos aš... Paskui man atsibosta, aš tada einu ieškoti kažko naujo. Kažko naujo ir po to, kaip sakant, jeigu tas atsibosta, gali laikinai grįžti prie vėl to paties. Taip, taip. Aš tai jau yra krepšelėje. Įsidedi krepšelį ir tai jau yra. Taip. Nu, smagu. Šiaip iš tiesų tikrai labai faina, kai esi tokio galbūt labai plataus profilio žmogus. Nu, tai kaip ir visi dalykai yra ir dovana, ir prakeiksmas. Kodėl prakeiksmas? Nu, kaip čia? Todėl, kad visi dalykai turi abi pusės. Tai sakysim, kai tu dažnai keiti dalykus, tai tu nėra to taip, kad labai įsigilini ir ten, kaip profesionalas kažkokioj vienoj srity ir tu ten, tas super toks genijus. Ir ten, kad pasiektum tam tikrą meistriškumo lygį, vis tiek reikia tam tikrą laiką skirti. Jeigu, projektais, tai viskas kaip ir su kūryba susiję. Taip. Kūryboje keliauja laipteliais aukštyn, bet jeigu kalbame specifinę sferą, tai yra tas tobulėjimas tik iki tam tikro lygio ir paskui vėl iš naujo. Taip. Visiškai teisingai. Tai įdomu, labai sunku pasirinkti. Aha. Ir tada irgi kartais būna sudėtinga, nes ir tas, o laiko turi tik vienam dalykui, o noriu 3. Tada vėl turi rinktis, kas tada į prioritetus šauna. Jo, va čia, kaip sakant, mūsų tikriausiai kūrybinių žmonių galbūt ta tokia gyvenimo dilema. Nori daug, nori visko, o laiko tiek mažai. Na, dar priklauso, man atrodo, čia ir nuo charakterio. Aš tai visą laiką nuo mažumės labai turėjau daug smalsumų. Man tas buvo įdomu ir, pavyzdžiui, mokykloje labai gerai mokiausi. Aš baigiau, valstybiniai egzaminai buvo nuo 87 iki 100. Man buvo įdomu, aš mokiausi, nes man įdomu. Ir kažkada, mokykloje, žodžiu, su mokiniais diskutavom ir aš tam kažkokiam berniukam pasakojau, sakau, aš tai mokykloje gerai mokėjau ir matematiką, ir fiziką, ir chemiją, bet man tiesiog buvo įdomu, aš paskelbdavau vadovėlius, aš dar neteidavo laikas, aš juos perskaitydavau, nes norėdavau sužinoti apie ką. Tu buvai žingeidi. Buvo įdomu ir tada, žinai, tas berniukas, kaip aš jums pavydžiu, man tai neįdomu. Tiesiog nerado, kas užkabina. Taip. Aš pamenu save, pavyzdžiui, man fizika mokykloje man buvo peilis. Pas mus, jeigu fizikos pamoka, pas mus klasėje mirtina tyla, nes mes turėjom labai griežtą mokytoją, šiaip teisinga, bet labai griežtą. Tai, žinok, atrodo, klasėje girdi kaip musė skrenda. Ant tiek tylų būdavo. Ir aš fiziką sakiau, nesąmonė, nesuprantu, neįdomu. O dabar man kaip tik yra įdomu, kaip dalykai vyksta, kaip ten mechaniškai kažkas. Ir viskas, ir tam reikia fizikos. Taip, ir tada pradedi domėtis. Taip. Domėtis. Tai va, tik žmonės turi siaurą sritį, kuriems patinka, tenka kartais paieškoti, kol atrandi, kur tas sritis. O kiti žmonės, daug kas domina, bet tada apsisprendimo klausimas sudėtingesnis. Tai aš ir kai rinkausi studijas, iš tikrųjų, jau kai nusprendžiau, kad visgi tai bus menas, tai rinkausi tekstilę, nes man pasirodė, kad tai įvairiapusiškiausia technika, nes joje galima daugelio dalykų išmokti. Jas būtent plačiau. Man patiko kūryba, bendra. Bet aš labai nenorėjau susisiaurinti iki kažko konkrečiai. Kūryba, žodžiu, norėjosi platesnių truputėlį žinių. O va tiesiog toks kyla dabar klausimas. Kai tu stojai į menus, ar nebuvo taip, kad tau žmonės sakytų, ką tu čia nesąmonė, stojai į menus, taigi menininkai nepragyvena, jeigu čia amžini, kaip sakant... Sakydavo man. Man yra sakęs, kad tu gerą galvą, turi, tai stokia ekonomiką, į banką, į dar kažką. Ir aš žiūriu tos stojimo sąrašus, ten ta istorija, ir ekonomika, ir teisė. Ir aš žinau, kad aš galiu. Aš žinau, kad tu visur ten įstoti, bet man neįdomu. Aš žinau, kad aš įstosiu, bet
jeigu aš tik tai, va, tai ten, pavyzdžiui, mokykloje, aišku, buvo labai įdomu, nes visko po truputį, ten, tarkim, mokaisi, bet, nu, nėra taip, kad vien tik tai tą. O jeigu vien tik tai reikėtų man istoriją apie fiziką, aš aišku sakyčiau, ne, man neįdomu. Ir aš taip atmetinėjau ir supratau, kad man lieka kūryba. Nes va ten man įdomu. O žiūrėk, o kai tu baigiai VDA studijas, kaip, sakyk, visa šita patirtis suformavo tavo požiūrį į kūrybą? Įvairiai, matai, pas mus buvo labai skatinama tas konceptualumas, kad tu turi būtinai kažką labai išmastyti, sugalvoti, labai naujoviškai padaryti. Labiau į tą tokią parodinę tekstilę. Buvo ne į komercinę, pavadinkim taip, ne į kovą, ne į dizainą, o į tą būtent, parodinę, kaip dailininkas, menininkas. Dabar truputėlį, kiek žinau, kitaip yra, ir netgi yra kelios kryptis, bet, tuo metu, kai aš studijavau, tai buvo taip. Buvo, toks momentas, kad kai aš pabaigiau, man mokytis buvo be galo įdomu. Ir aš kai pabaigiau, aš supratau, o tai ką tada man su visų padaryti. Nes aš galiu sukurti kažkokius kūrinius. Pagyventi. Ir tada atsiranda kita problema. Ir tiesą sakant, labai daug laiko man prireikė persilaužti ir tiesiog kurti, kas man gražu, kas visiškai nekonceptualu, kas eina iš vidaus per kažkokius jausmus, per emocijas. Ir aš kūrybą truputį kitaip dabar naudoju, negu kad būčiau naudojus ką tik pabaigus, nes ką tik pabaigus, bandžius, sakau, išgalvoti kažką ypatingo, sugalvoti, kur kokioj parodoj sudalyvauti, ką įspūdingo, ypatingo padaryti. Žodžiu. O dabar aš kūrybą naudoju tiesiog kaip savo oazę, kurioje aš pailsiu, kurioje aš atsipalaiduoju ir kurioje aš ieškau ne kažkokio griežto koncepto ir ten žiūrovų persukti smegenis, žodžiu, o kaip tik ieškau, kuo geru galėčiau pasidalinti, bet labiau per nuotaiką. Mano kūriniai skleistų gerą energiją, pavadinkime tai, ir tiesiog kitam žmogui būtų tiesiog gera su tuo kūriniu. Man pačiai. Pirmiausia, tikriausiai tau pačiai ir tada viskas yra orientuota į žiūrovą. Bet, žinai, pati darai ir kažkurio momentu tu pasieki tą lygį, kai tų kūrinių pradeda kauptis. Aha. Ir tada jau galvoju, okei, reikia dalintis. Nes man vienai per daug. Irgi gerai. Tavo kūrybos apskritai pačiam kely yra labai daug tų konceptų, kaip ir minėjau. Vilna, siuvinėjimas, šilko tapyba, dabar akvarelė, ne? Kas lėmė, kad, pavyzdžiui, akvarelė tapo tokia artima? Kuo jinai tave taip sužavėjo? Yra du dalykai. Vienas iš jų yra tas vidinis akvarelės, aš sakau, poveikis. Ir tai nesvarbu iš tikrųjų kokia kūryba, bet kokia kūryba turi savybę žmogų įtraukti flow būseną vadinamą. Čia ir dabar. Kai tu atleidi tą savo, aš kaip sakau, tą valdantį protą, kuris valdo laiką, erdvę, skaičiukus ten, žodžiu, visus planus ir taip toliau, ir tada leidi tą savo pusę, kuri yra ta sapnų pusė. Be laiko, be erdvės, o visa kupina tų idėjų ir tada tu, žodžiu, išskrendi į tą erdvę. Tai bet kuri kūryba turi savybę kažkuriuo tai momentu tave pagauti. Bet man asmeniškai akvarelė tai padaro truputį greičiau. Aha. Man labai nedaug reikia, aš galiu
tiesiog pasimti akvarelę, 10 minučių, ar ten 5 minutės kažką papaišyti ir man jau yra, žodžiu, gera tame procese. Man nereikia laukti, kol, žodžiu, Kažkas ateis. Antra, tai tiesiog mano ta tekstilė labai atsidėjo dėl to, kad tai yra be galo imlus laikui darbas. Daugelis. Siuvinėjimą ten, ar kad ir tą patį Vilnos vėlimas, pavyzdžiui, reikalauja, kaip ir pasiruošti tą erdvę. Ir daug priemonių, ir daug erdvės, ypač jeigu ten šlapiai dirbi. Ten, sakysim, tapyba vėl reikia didžiausių rėmų, specifinių priemonių. O akvarelė labai patiko tuo savo paprastumu, nes reikia ganėtinai nedaug priemonių, jos sąlyginai nėra brangios, yra, bet net ir pačias brangiausias, aš tai, pavyzdžiui, sau leidžiu kaip vieną per mėnesį, kokia akvarelė, vienas kubelis, pavyzdžiui, 7 eurus kainuoja, labai kokybiškas. Vieną per mėnesį, kodėl ne? Ir tada jau žiū, tu jau turi ten tą prabangę kolekciją po metų 2. Tai va. Tai vis tiek sąlyginai tai nėra, kaip labai brangios priemonės. Labai patogu, galima greit pasiruošti, greit susitvarkyti. Ir galiu prie virtuvės stalo, galiu ten, žodžiu, prieš miegą einu dantų valytis, pakeliui prasku, dar galiu vieną sluoksnį akvarelės nudėti. Ir į lovą atsikeliu ryte ir žiūriu, reikia ruoštis pusryčius gaminti, bet turiu dar 5 minutės, galiu dar vieną sluoksniuką akvarelės nudėti. Tai va šituo, kaip mano viena mokinė pavadino, sakė, skubančių mamų technika. Tai čia ne visos, eina kalba būtent apie daugiasluoksnę akvarelę, aš, žodžiu, tokias abstrakcijas aš kartais kuriu sluoksnius. Ir tada galima, tiesiog taip sudėlioti. Parodyk. Apie ką eina kalba, kad būtų truputėlį aiškiau. Taip, ir čia. Aha, labai gražu. Aš tiesiog paimi ir užlieji, tokį vieną sluoksnelį. Išsluoksniuosi. Labai man panaši technika, žinai ką, aš esu mačius ir pati darius su alkoholio rašalu. Tai alkoholio rašalas arba tušas, jisai labai panašus yra į akvarelę. Tiesiog, bet labai panašus savo principu, kad tai yra vandenį tirpus dažai ir jiems reikia daug vandens, norint sulyti, kad būtų skaidrumas. Ir turi tą skaidrumą. Ir turi tą įmasi, žodžiu. Jo, nes ten irgi tu gali sluoksniais daryti, ten jeigu truputėlį daugiau užlieji to rašalo, pajudini lapą, tai tu gali išgauti rožės. Ten kažkas yra nerealaus. Su akvarelė irgi tas pats. Tas pats skiriasi, man atrodo, intensyvumas, nes alkoholio rašalas yra gerokai ryškesnis, jis yra intensyvesnis, jis, man atrodo, galimai, dabar bijau sumeluoti, bet galimai greičiau džiūsta, jeigu jis alkoholinių pagrindų truputėlį. Žodžiu. Labai greitai džiūsta iš tiesų. Su akvarele nėra vienos technikos. Yra labai daug skirtingų būdų lieti akvarelę ir labai skirtingus būdus naudoja, nes vieni, aš tada pagirgit pavyzdžių, dar parodysiu, galima lieti visai ant šlapio, pavyzdžiui, katiniukas, tai toks visai ant šlapio išlietas ir tada jis išsilieja ir pasilieja. Galima nelieti labai smarkiai, piešti visą laiką ant sauso ir tada geriau viskas matosi, pavyzdžiui, tokia mano burokėlė yra. Man šitie burokėliai labai patiko, aš juos kažkur, mačiau Facebook'e ar Instagram'e. Gali būti, nes dabar čia padariau printą, atspaudžiu, pažiūrėti, kaip atrodo ant drobės akvarelės, tai visai neblogai irgi. Aš jau, virtuvėje matau kur nors pakabintas. Gali būti. Tai ten ant sauso lapo, pavyzdžiui, dirbam ir ten jau galima smulkiausius raštus išpaišyti. Galima sluoksniuoti, kaip aš rodžiau tą tokią saulutę, ar ne, arba, pavyzdžiui, tokios, pavyzdžiui, gėlės, ar ne, jos irgi sluoksnis po sluoksnio. Per vieną kartą, nes visas gylis susikūrė tada, kai tu tiesiog dedi sluoksnį po sluoksnio. Tai va, kai kurie mėgsta tą labai laisvos akvarelės stilių. Tiesiog,
gal atsimate, atrodo, kad vienu prisėdimu padaryta, ten spalvos susilieja, žodžiu, kokios nors ten gėlės arba toks labai lengvas pastavimas. Tai va, tai ten, pavyzdžiui, be sluoksniavimo, ar ne, ten vienu kartu, vienu prisėdimu. Ir galime ten įvairūs tie deriniai, įvairūs efektai. Tai va, tai ten nuo abstrakcijos, kur tu kartais net nesupranti, kad ten akvarelė, iki va, sakau, sluoksniavimo, ar ten dėjimo ant šlapio. Tai va. Aš matau, vat rodai tas korteles, tai aš kaip suprantu, tavo darbai, jie yra ant atviručių. Ai, labai įvairiai, iš tikrųjų. Aš pradėjau nuo mažo formato, todėl, kad tai buvo labai patogu. Ai, ir aš dėl to, kad kai aš jau pradėjau lieti, aš sugalvojau savo tokį kaip ir iššūkį, kad man prasmė lieti, aš buvau pažadėjus visiems savo kolegom gimtadienį nulieti atvirutę. Fainai. Kolegų apie 40, tai vat per metus, žodžiu, vis būdavo ką daryti. Ir plus tas mažas formatėlis labai patogus, nes aš šiaip dirbu mokykloje ir kai pradėjau lieti, tai aš kartais leisdavau savo tik pertrauką, tai vat langą kažkokį. Nes grįžti namo, tada jau buitis įtraukia, gerokai sunkiau yra, žodžiu, atsitraukti laiką. Ir iki tol, kol aš nepradėjau daryti, man atrodė, kad visiškai nėra laiko per pertraukas, niekada nėra laiko, nes, siaubas. Bet čia su viskuo tai. Galvoju, ne, kol nepradėjau sportuoti, man irgi atrodė, kad nėra laiko, nes vaikai maži, nes nėra kada. Bet kai pradėjau sportuoti, paskui suprantu, kad, okei, aš galiu tai padaryti, truputį pasistumdyti ir padaryti. Ir paskui tada, tai gal dar vieną dieną, toks. Vat su tuo piešimu irgi taip pat, kol kažkoks tas ateina, būna momentas, kad aš neturiu laiko savo kūrybai, čia reikia viską tą daryti, čia reikia to pasirūpinti. Žinai, kad brolis, reikia, čia reikia. Ir paskui kažkurio tai momentą, pala, bet aš galiu. Ir aš pradėjau nuo to mažo formato ir paskui didinau. Tai yra ir visai didelių, bet iš parodos yra sugrįžę keletas darbų, va, tokie va, visai dideli. Oho. Tai turiu ir didelių darbų padarius. O kas, sakyk, yra lengviau ant ko tapyti, ant mažesnių ar didesnių formatų? Šiaip ant mažesnių. Bet kiekvienas žmogus turi savo optimalų dydį. Taip. Dėl to, kad labai skirtingai vienas gali būti visiškai krapštukas. Mes abi su sese labai mėgom piešti. Bet mano sese buvo krapštukė. Jinai kaip piešia, pavyzdžiui, piešia princesę. Ten tos plaukelius išpaišo, suknytės, visas ten raštus, kiekvienai suknelį išpaišo. Kol mano sesė nupiešė vieną, aš nupiešiu 5 arba 10. Nes man būdavo vaikystės fiksuoti idėją. Aš pieščiau ten auksų paukštę, ten skrydo, pavirto į karalaitę. Palauk, jinai nusileido pilį. Metu kitą, žinai, jinai jau nusileido pilį. Jinai susitiko kažką, metu jau piešiu kažką, nes man kyla idėjos ir man būdavo tikslas užfiksuoti. Stokos idėjų nebuvo. Tai kiekvienas skirtingai, žodžiu, tai vat, su to formato irgi. Man patinka ir mažo formato, bet kartais aš tame mažame formate, taip pradedu ribotis, tada einu į didesnį. O kartais, bet dabar man norisi kažko didelio, tai tada įimu tą jau didelį lapą ir per visą didelį lapą. O sakyk, pavyzdžiui, akvarelė, ar turi kažkokį tokį kaip terapinį poveikį žmogui, kad tai yra ne tik kaip meninė priemonė, bet ir, sakykime, toks kaip ir emocinis procesas, emocinė pagalba žmogui? Aš tai esu įsitikinusi pati, kad akvarelė labai turi terapinį poveikį, bet kažkaip visi gydytojai, kai jų kažkokio klausimo paklausia, tai jie pirmiausia pasako, kad visiems yra skirtingai, reikia žiūrėti pagal situaciją. Jiems akvarelė gali būti kankinė, bet daugeliui žmonių jinai veikia terapiškai. Tiesiog akvarelė truputį reikalauja iš mūsų paleisti kontrolę. Akvarelėje yra toks labai
balansas turi būti tarp to, ką mes norim nupiešti, žinom, kontroliuojam ten kažkokią liniją ir tarp dalykų, kurių negalim sukontroliuoti, kaip jinai ten suvarvės, susilies ten, išsiskleis. Tai va, ir kai kuriem žmonėm, kurie labai, aš kaip sakau, control freakai, kol jie pajunta, pavyzdžiui, tą kaifą, pieštą akvarelę, arba jiems reikia labai specifiškai, žinai, pritaikyti technikas, dėti ten nuo tų technikų būtent sausesnių, labiau kontroliuojamų ir tik paskui prie tų, kur tu daugiau leidės lietis, žodžiu. Bet šiaip, taip, aš esu įsitikinus, nes net ir tada, kai žmonės savo, kad vat, jiem nesiseka, po akvarelės piešimo sakė, kad daugelis bent jau, kad geriau jaučiasi. Tai vadinasi, terapinis kažkoks poveikis yra vienareikšmiškai. Terapinis poveikis iš tikrųjų yra visame mene. Bet tą patį norėjau irgi sakyti. Daugelyje. Kitus dalykus, kažkam terapija yra mezgimas, žodžiu. Bet nemažai žmonių, kurie, sakysim, kursų pas mane pralankė, nemažai moterų sakė, kad užsikrėtė akvarelės virusu ir sakė, kad joms labai kažkaip gerai emociškai veikia, kad pasineria labai tą procesą, nes man atrodo, kad dar prie to labai prisideda tas vanduo, žmogui, tas vanduo, tas skistumas, arba kaip tu ten džiaugiaisi tuo alkoholiu, tas patitekėjimas, varvėjimas, dar tarsi sustiprina, žodžiu, tą poveikį. Tą laiką spalva prisideda, spalvos padeda mums irgi tą savo emocinį pasaulį geriau pažinti ir išreikšti. Taip. Ir dar vis tiek, sakykime, tas vanduo, ta akvarelė, jinai nėra labai suvaržyta. Kur jinai tekės, tu jos, labai stipriai nepakreipsi. Taip, ir aš visą laiką skatinu, taip pasižiūrėti truputėlį, ką tai sako apie mane. Nes, pavyzdžiui, būna dalykai, kažkokia technika labai patinka, o kažkas erzina, kažkas nervina. Ir ne tai, kad technika kalta, bet pagalvoti, o kodėl? O ką trečiai, o ką tai sako apie mane, nes tai yra irgi tarsi įrankis savirefleksijai. Taip. Įrankis geriau pažinti ir įrankis geriau, paaugti ir lygiai taip pat, o kokias spalvas aš renkuosi, kokius potėpius aš renkuosi. Kodėl? Ką tos spalvos, kaip sakant, sako apie mano dabartinę emocinę būseną. Iš tiesų tą dalyką sujungus su psichoterapija, čia yra lobis. Čia tiek daug apie save gali sužinot. Taip, aš pati esu baigusi, lankiau kursus dailės terapijos, ten buvo tokie nuotoliniai metų trukmės kursai, bet dar turiu svajonę, dar rimčiau truputėlį ir dar giliau pasigilinti į šitą temą, nes man visą laiką kažkaip labai svarbu yra, aš kaip sakau, aš prisidengiu dailės mokymų, bet pats svarbiausias dalykas man yra ne tai, kad išmokyti tą konkrečią techniką, o bemokant technikos, bemokant, sakysim, akvarelę ar ten kažkokias kitokias kūrybinės priemonės, prisidėti prie to bendro psichologinio gerbūvio kūrimo, kad padėti peržengti savo kažkokius vidinius blokus. Daug kas džiaugiasi, kad tiesiog labai ilgai norėjau piešti, labai ilgai galvojau, kad nemoku piešti ir tas toksai, ir taip pamažėlė, žingsniukas po žingsniuko sugeba išlipti iš to teisimo, pavadinkime, ir pradeda tiesiog piešti. Aš piešiu, nes man patinka. Ir mano kitas klausimas, ką norėjau paklausti, yra labai įdomu, vis tiek tu dirbi su daugybė žmonių, su įvairiaus amžiaus žmonėmis, tiek vyrais, tiek moterėmis. Pati vedi tas edukacijas. Ką pastebi labiausiai žmonėse savo edukacijose? Kas su jais vyksta? Kokios jų emocijos? Iš tikrųjų skiriasi ir pagal amžiaus grupės. Nes
Nu, aš iš tikrųjų dabar galvoju, aš apie 20 metų kažkur edukacijose ir Wow. esu turėjęs pačias įvairiausias grupės, jauniausia tai kur mamos su kūdikiais ateina. Su Žodžiu, kūdikiais? taip. Žodžiu, su kūdikėliais, mano ten jauniausi mokinukai 6 mėnesių metų, bet ten visai kitų principų Taip. dirbam, daug teatriuko, ten truputį duodi kažką, žodžiu, paliurlint, paminkit, na, žodžiu, visai kitaip. Tai va, ir su iki mokyklinukais, ir, žodžiu, ir su vaikais, ir su suaugusiais. Tai vaikų, tarkim, dirbu su vaikais, aš laikausi principo, kad ypač su mažiukais, iki mokyklinukais. Laikausi principo, kad aš nemokinu jų piešti, aš juos Įkvėp. truputį pakutenu fantaziją, aš jam pasieku pasakas, paklausinėju, parodau, kaip su technika, tiesiog duodu priemonės, žodžiu, parodau, kaip užvedu, užkabinu ir paleidžiu. Žodžiu, ir nėra pas mane to, kad oi, čia, kaip tu čia pieši, žinai. Kad yra taisyklė ir tu pagal tą taisyklę darai. Tai va čia yra tas pirmas kelias į tai, kad tavo amžiaus žmogus atėjęs sakys, aš nemoku piešti. tai va ten užkabint fantaziją. Ir ten vaikai, pavyzdžiui, visai kitaip jaučiasi, kad jie labai tokį aktyvų vidinį gyvenimą gyvena ir pačios dar labai į išorę viskas veržiasi, jie piešia, jie komentuoja, jie ten džiaugiasi, jie dalinasi, jie ten, o dabar tą, žinai. Ir, nu, toks, vat, kažkas labai, labai gyvi tokie ir išorėje, ir tame piešinyje, ir viduje, žodžiu. Bet jie iš tikrųjų pavargsta per tą laiką šiek tiek. Tai sakysim, jeigu yra kažkoks kūrybinis užsiėmimas ir jisai baigėsi, ateina mamos pasimti, jie būna žiauriai alkani. Nes jie per tą laiką, žodžiu, išalksta ir tada jau jiems reikia pailsėti, nes, na, žodžiu, ir kūryba. Kas yra labai gerai, atiduoda tau vaiką, tu jį, kaip sakant, truputėlį nualini, tėvai pasiema į jau pavargusį, jiem jau ramiau namuose. Taip. Jeigu, tarkim, mažytė vaikų grupė, tai kitaip, bet, nu, tiesiog didesnėje vaikų grupėje dažniausiai yra tokia dinamika. Būti vaikai, jau jie nurimsta ir pailsi, iš tikrųjų. Jau jie eina į susikaupimą. Tai prasme, pas juos viskas viduje irgi labai veikia, užsikūrė, bet ne išorė, nebeburbuliuoja, žodžiu. Tai va, o su suaugusiais žmonėmis tai dažniausiai pastebiu tokią tendenciją. Visiškai nesvarbu, kokius užsiėmimus vedu, nes aš esu vedus labai įvairiai. Ten ir Vilnos kokius karolius, ir lino raižinius, ir tapybą, ir, nu, žodžiu, ir šilko tapybą, ir pastelę. Nu, žodžiu, pačius įvairiausias yra tekę vesti. Bet dinamika dažniausiai būna tokia pati. Iš pradžių ateina, susirenka visi ir tokie dar truputį išsitaškę kažkokie, kalba tokie sukiojasi, triukšmingi arba, nu, kažkokie reikalai, dar pasakojasi, ką ten pakeliui matė, kas ką. Ir paskui kažkaip taip ima tylti po truputį. Tyla ir į patį vidurį staiga būna tokia tyla, tai girdisi krebždenimas kažkoks. Tai žiūrint, ką daro, kai su Vilna veldavo adatėlėmis, tai toks grinai pelių krebždėjimas. Bet kartais ten, jeigu irgi pieštukai, teptukai, tai irgi girdi tą. Ir paskui į antrą pusę jau po tos tylos vėl prasideda pokalbiai, bet jau kažkokie kitokie atsigai. Iškyla kažkokia diskusija. Jie tokie, jau kaip upė banguojantis, tokie minkšti, žodžiu. Kažkokios diskusijos apie kažką, kažkokie klausimai, bet net ir tonas kitas, greitis kitas, žodžiu, toks su tokiu lėtumu. Ir kai išeina, dažniausiai išeina su daugiau šypsenų, labiau pakylėti ir būna, oi, kaip gerai, aš tokią sunkią dieną turėjau, man, taip gerai dabar, nes, žodžiu, mes kaip ir kalbėjom, ar ne, kad, nu, ta kūryba turi tą terapinį poveikį, tai iš tikrųjų, vat, kokia ta kūryba bebūtų, aš labai prastai iš tikrųjų atsimenu vardus, datas, bet kai randu kažką naudingą, kas man svarbu, aš įsimenu patį faktą. Vat aš esu tas pats. Va dabar kaip klikbaitininkai, žinai, sakysiu, mokslininkai nustatė,
Tai va, aš skaičiau, kad, žodžiu, buvo daryti moksliniai tyrimai ir buvo nustatyta, kad kai žmogus kuria ir jeigu jisai, tam sakysim, piešia 20 minučių ir ilgiau, tai, kaip čia, aktyvuojasi tie patys centrai, kurie nuima stresą. Žodžiu, tie patys centrai, kurie, žodžiu, Atsipalaiduoja žmogus. atpalaiduoja žmogų, jo nuima stresą, tai menas iš tam tikra prasme yra antistresinė praktika, išskyrus tuos atvejus, kai mes labai prisikabinam prie rezultatų. Tarsi, tai menas padeda antistresiškai veikia tada, kai mes koncentruojamės į procesą. Jeigu norim labai, visai pamečiau truputį mintį, bet, žodžiu, visai kitaip veikia menas, jeigu mes jį naudojam ne kaip tiesiog tą tokio flow būsenai, o, pavyzdžiui, jeigu tai yra darbas. Ir aš turiu padaryti kažkokį rezultatą, jį pateikti, tai aš truputį atskiriu tą kūrybą, kuri yra kūryba kaip darbas. Kai, sakysim, pateikiau projektą, yra toks rezultatas, yra pinigai, yra užsakymas, tai aš galiu ten ir įkristi flow būseną, ir išeiti iš juos ir visą kitą, bet aš tenai vis tiek sieksiu rezultato tam tikro. Tai va, o kai eina kalba apie tuos kūrybinius užsiėmimus, pavyzdžiui, kur ateina žmonės po darbo, tai jie dažniausiai ateina, ne rezultato. Jiems labai smagu, kai jie sukuria kažkokį rezultatą, kurio džiaugiasi ir gali pasikabinti namuose ant sienos. Bet rezultatas gali būti, gali nebūti, tai nėra garantuota. Bet kai neprisiriši prie rezultato, o į procesą pasineri, tai tu bet kokiu atveju tu garantuotai patiri sėkmę. Nes tu tas turėjai 2 antistresinės valandas, kuriuose patyrei, tavo gėrį. Tik tiek, kad kūryba dėja turi labai gerą, bet trumpalaikį poveikį. Tai ją reikia kaip vitaminus naudoti nuolatos. Tu negali, taip, dabar aš jau užsiėmimą, dabar mėnesį ramu. Tai ne tik kūryba, yra daugybė kitų praktikų, galima pasiderinti, bet galima pasidaryti kūrybinį pirmadienį, gamtos ten antradienį, sporto trečiadienį ir panašiai. Bet, žodžiu, esminių praktikų reikia kaip vitaminų nuolatos. Iš tiesų, man priminėjai su visa šita kūryba ir ta tokia flow būsena, labai priminėjai vieną momentą pas mus edukacijose, kai žmonės ateina edukacijų, tu pasakoji apie medžiagą, kokia jinai, kokios jos savybės, kaip čia su jie dirbam, čia tiek laiko stingsta, čia po to darysim tą, po to, tu žiūri, žmonės išsigandę, pasimetę, o Dieve, nežino, ką daryti. Būna labai daug klausimų, pačioj pradžioj, kai, sakykime, daro vieną kūrinį, pirmą savo gaminį, tada žiūrėk, jau antram gaminį jie eksperimentuoja, jau daugiau tos laisvės jaučia. Ir man irgi su tais garsais tas toks momentas, mes turim tokį momentą, kai mes gaminį šlifuojam. Bet jisai, kai sustingęs, truputėlį kampukai būna tokie aštresni. Ir jeigu perspausi su pirštu truputėlį, gali įsipjauti net. Tai mes su nagų dėlė arba šitiniu popierium kampučius užbukinam truputėlį. Ir girdi toks garsas. Ir tada tą momentą visi susikaupia, savo darbelius daro ir visiems tiku, ramu, gera. Taip. Dar irgi, pavyzdžiui, Todėl, kad jie ateina vakarais dažniausiai, ne? Ir dienos metu. Netarkim, ateina. Iš pradžio būna ta dalis, kur dar kas čia bus, kaip čia bus, kodėl bus, dar viskas neaišku. Ir staiga gauna labai daug teorijos. Ir tada pasimetė. Ir tada tu jo nežinai, kuo tą teoriją susijęti. Ir atrodo labai sudėtinga, bet labai paprasta. Dabar, toks, pabandykim įsivaizduoti, tarkim, tu kažko nedarius, ar ne? Ir tau, pavyzdžiui, reikia pirmą kartą nusivalyti batus. Tai kai pradėsiu aš aiškinti, kaip paimti batą, kaip įkišti ranką, su kuria ranka paimti šepetį, kaip atidaryti dangtelį, užsidėti tepalą. Staiga, tas visas procesas, kuris buvo paprastas, pasidaro labai sudėtingas. O kai raketų mokslas jungia praktiką, tada iš karto palengvėja. Ja, pavyzdžiui, aš pirmą kartą gyvenime, aš šiaip labai visą laiką, jau porą metų išties, aš labai norėjau keramiką išmėginti. Man keramika yra kažkas tokio, nerealaus. Žemina, labai gerai. Taip. Žemina tokias
kai kažkoks išsitaškęs jautiesi, tai tobula yra keramika. Tai va mes atostogų metu, tiksliau aš atostogų metu nuvykau į keramikos užsiėmimą, iš vis net ne Vilniuje, Molėtuose, kažkokia nauja studija, naujai atsidarius. Nu, nerealiai. Ir aš vienintelis žmogus buvau toj studijoje su mokytoja, su savininkė studijos. Nu, ir man pirma mintis, aš kai važiavau, galvojau, nu, bus kosmosas, tą reikės teiminti, ten kažkaip kažką. Aš lengviausios instrukcijos gyvenime nesu gavus. 5 sakiniai ir viskas, va molis, va įrankiai, paminkai, padarai čia taip galima, taip negalima, taip rekomenduoju, taip nerekomenduoju, viskas. O paskui procese, turbūt pastebėjai, nes pačioj, čia toks dabar patarimas visiems, kurie daro užsiėmimus, pačioj pradžioj arba paaiškinti kuo paprastesnę instrukciją, arba pasakoti istorijas. Va, šitas žmogus darė tą ir na, o čia, tas ten, žinot, padarė taip ir taip ir taip ir taip, nu kažkokia istorija ten arba iš gyvenimo, arba ten apie klientus ar kažką, nes visai kitaip klausosi. Taip. Arba kuo paprastesnė instrukcija ir stabdyti pakeliui. Pavyzdžiui, mes padarom, tada sustabdom ir truputėlį įtraukiam, kad galėtume dirbti toliau, jums reikia sužinoti dar keletą dalykų. Pasakom tuos dalykus ir vėl dirbam. Po kurio laiko, dabar mes pereisim prie kito etapo, žodžiu, keliaujam. Ir jums tam reikia sužinoti dar kelis dalykus. Tai čia, kai būna labai daug informacijos, tada galima šituo būdu dirbti. Čia irgi labai įdomus variantas, labai geras patarimas pritaikant tokį dalyką edukacijose, įdomu, kaip tai suveiktų. Tai taip, čia apie edukacijos konkrečiai ir yra. Okay. Grįžtu truputėlį, kaip sakant, ant kelio pas mus. Pati šiaip ne tik kuri, bet ir labai daug mokai kitus, ane? Ar pastebi, pavyzdžiui, kaip žmogus keičiasi nuo pirmo bandymo tapyti ir, sakykime, iki edukacijos pabaigos, bet, sakykime, per tą vieną užsiėmimą? Kaip jisai pasikeičia? Bet žinau, kad labai skirtingai. Nes aš, kaip jau minėjau, vieni atsipalaiduoja labai per tą. Ir išeina, atrodo, kažkokiais palengvėjusiais pečiais, paminkštėjusiais. Tai būna labai įsikvepia. Išeina tokia, oi, dabar darysiu, oi, kaip įdomu, oi, ieškosiu, oi, dar ten prieš išeinant dar 10 klausimų, o kur tą gauti, o kaip anau, kaip šito. Nu, tiesiog, tai labai skirtingai. Kažkas, žodžiu, užsidega, kažkas atsipalaiduoja. Kažkas būna, kad ir nepatenkinti išeina ten pastebėję, kaip jiems nesisekė. Yra buvę tokių? Yra visada tokių. Todėl, kad nuo to, į ką žmogus kreipia dėmesį. Jeigu tu visą laiką sėdi ir stebi savo klaidas, nu tai, kad ir kur tu bebūtum, nu tu išeisi nepatenkintas. Ir nėra lengva ir galbūt, jeigu ateitų 10 kartų, gal po 10 kartų jau kitaip išeitų, žodžiu, gal ir po 5 kartų kitaip. Bet kartais, tiesiog reikia atlaidesniems savo būti tam tikrais atvejais. Tai būna ir taip. Bet man labiau tokie, sakau, jaučiasi atsipalaidavimas, kažkokie linksmesni išeina per tą laiką ir tiesą sakant, su laiku, tai pradėtas pasitikėjimas savimi kilti, nes pabandai vieną kartą, pabandai antrą, pabandai trečią, žodžiu, jau žiūri kažkas tau pavyksta ir tada pradeda žmogaus tas pasitikėjimas kūrėjų kilti, daugiau atsipalaidavimo irgi kaip kūrėjų, kad mažiau vidinių blokų, daugiau tą greičiau vidinį vaiką paleidžia. Tiesiog kitą kartą greičiau įkrinta į tą kūrybinę būseną, drąsiau žaidžia, drąsiau eksperimentuoja, nes čia dar grįšiu prie to pasakymo, kaip ateina ir sako, aš nemoku piešti. O aš įsitikinusi, kad visi moka piešti, nes paimk bet kokį vaiką, tu paduodi jam priemonę, padedi lapą ir jisai piešia. Paskui kažkuriuo tai momentu jie pradeda klausti, ką man piešti. Paskui pradeda klausti, kaip man piešti.
Bet yra tas momentas, pradinis vaikystė, kai jie neklausia nei ką, nei kaip. Jie ima ir piešia. Jau kažkas pasako pastabą. Kažkas nusistebi, kažkas pareiškia, kad tu kažkaip netaip nupieši. Kažkas pradeda matyti pats, kaip jam išėjo ir kaip kitam išėjo. Ir pradeda lyginti. Ir suveda, kad ne, kažkaip man čia ne taip gerai išėjo. Ir va tai va, sluoksnis po sluoksnio, jie prieina iki to, kad nusprendžia, kad aš nemoku piešti. Tai piešti moka visi, skirtumas yra tik tai, kaip mes piešime. Visiškai teisingai. Sutinku, čia tas pats, kas ir dainavimas. Visi moka dainuoti, visi geba dainuoti, visi turim balsą, visi šnekam. Nu, kai kurie dainuoja, bet irgi yra laiko klausimas. Pavyzdžiui, aš labai prastai dainuoju ir labai prastai dainuodavau, bet kai užauginau 3 vaikus, aš jaučiu, kad aš geriau dainuoju, nes lopšinių buvo tiek pridainuota ir aš pati jaučiu, kad aš vis dar dainuoju blogai. Nors ne, jeigu nueiti į kokią muzikos mokyklą, viskas būtų blogai. Bet aš pati jaučiu, kad aš tikrai 2-3 gal geriau dainuoju negu vaikystė, nes vaikystė aš visai kairė. Ten dramblys buvo ne tas žodis koks, bet su laiku kažkiek tai ištobulini. Ir plus labai gerai tiems, kas nemoka piešti abstrakcijas. Sutinku. Jo. Aš dar irgi tokį dalyką pastebėjau su piešimu, ypač. Aš pati esu dailės būrelius lankius, kaip dabar prisimenu, žiauriai gražiai pieždavau. Natiurmortai, peizažai, po to nežinau, kas nutiko, aš visiškai abstrakcijas perėjau. Ir kai man reikia kažką konkrečiai piešti, aš nemoku. Aš žiūriu į tą, kaip sakant, tą pavyzdį, ten kokius, nežinau, bananus su vazom. Man ne bananai, ne vazos gaunasi. Čia gali reikėti tiesiog keleto gerų patarimų. Taip. Nes tam, kad nupieštum, tu turi ir matyti. Tam reikia pastabumo, gebėjimo supaprastinti, gebėjimo matyti ir atskirti proporcijas, spalvas, žodžiu, ir žinoti, pavyzdžiui, kaip ten tos esminės taisyklės, kaip ten kokią spalvą išgauti. Tai va, keletas tokių esminių dalykų, su kuriais tu paskui gali jau žaisti. Bet čia būtų labai kažkas sudėtingo. Plus, gali būti, kad jeigu ir tu pati grįžtum dabar, tau tiesiog reiktų nupaišyti kažkiek daugiau truputėlį tų natiurmortų, kad tau vėl pavyktų. Nes jeigu tu darei, reiškia, tai yra tavyje. Tu jau turi kažkokią spalvinę klausą, tu jau turi kompozicijos supratimą, visa tai jau yra. Tiesiog to nenaudojai ilgą laiką. Tas įgūdis tiesiog jisai yra užliuliuotas, dabar miega ir jį reikia kažkaip pažadinti. Taip, jis tikrai sugrįžtų. Labai geras žadinimo būdas yra tiesiog eskizavimas. Šią vasarą irgi turim kursus nuotolinius su moterimis eskizuojam. Tai jis labai geras įprotis, jeigu nori nuolatos palaikyti tą savo ranką, koviniai parengti, meniniai parengti, žodžiu. Ir labai gerai būtent stebėti, pastebėti ir padaryti. Nes kai dar tu neišpieši ten labai smulkiai kiekvienos detalės, tu turi būtent suprasti esmę ir ją greit nupiešti. Nepavyko, gali lengvai imti kitą. Tai va, tai šiaip iš tikrųjų vasara yra žiauriai geras metas. Visiškai nesvarbu, kokiam priemonėm. Mes tai, pavyzdžiui, eskizuojam akvarelę, bet galima absoliučiai bet kokiam priemonėm. Na, pavyzdžiui, susigalvoju mėnesį laiko dabar, kasdien po eskizą. Jei neturiu laiko, žinokit, per minutę galima eskizą padaryti. Pasimti pieštuką greitai, 1-2, jei neturiu, gali net tiek. Aš vieną kartą važiuoju, sustoju prie raudonos šviesos ir galvoju, eskizų nepadariau šiandien. Ir per tas 20 sekundžių, kol degė raudona, greit padariau eskizą. Padariau. Tai gali būti ir labai greitai eskizai, bet tas
būtent ypač, kai tu turi labai mažai laiko ir turi padaryti greitai, tu turi atrasti tik tai patį esminį dalyką. Kuo šitas vaizdas yra ypatingas? 1, 2, porą linijų, porą krypčių ir yra. Gerai. O sakyk, kaip tu, pavyzdžiui, atrandi balansą tarp tiek daug veiklų, tarp mokytojos, kūrėjos ir edukatorės? Jo, ir ten ir mamos, ir dar savo Mama? ir žodžiu, dar, kaip čia, žmonos, buities karalienės labai nevykusios, beje. Žodžiu, tai, tas balansas, tai galim įsivaizduoti kaip cirko palapinė, 10 metrų aukštyje lynas, ir tada ant vienos kojų stovi ir tai skamoliukais, o tik... Ir žongliruoji, ir bandai neprarastą balansą. Stebuklingo recepto nėra, nuolatos kuri nors sritis kenčia, nes ten tie kamoliukai krenta ir kartais pati krentu, ten, ačiū Dievui, tinklas apačioj, vėl lipi, žongliruoji, žodžiu. Ir labai stebuklingo recepto nėra, labiausiai man sekasi tada, kai man pavyksta daugiau būti čia ir dabar. Daugiau būti toje veikloje, kurioje tuo metu esu, ir mažiau tuo metu mintyse būti kitose veiklose. Aš bandau porą metų, žodžiu, kultivuoti tokią praktiką, kaip pailsėti dirbant. tai vat būtent, nuimti va šitą mental loadą. Tarsi, kad kai aš dirbu, tai aš dirbu. Aš esu ten, aš esu su tais žmonėm, žodžiu, ir ten negalvoju tuo metu, kaip ten, ką dar reikės padaryti, ir nesinešu to viso debesies reikalų. Ir šitas truputėlį padeda sužongliruoti, o šiaip tai, sakau, tikrai neturiu recepto, nes nepasakyčiau, kad labai gerai žongliruoju. Būna dienų. Praverto šiek tiek papildomų rankų. Tai aš kažkaip esu savo užsibrėžus, kad jeigu pavyks išsukti šiek tiek tas, pavyzdžiui, savo edukacijas, pavadinkim, kūrybinį verslą, kažkiek tai labiau, tai esu savo pažadėjusi pasisamdyti šiek tiek papildomų rankų, nes jo, būna ir vaikai sako, mama, kiek tu gali dirbti, nes atrodo, jau viskas, jau lyg ir viskas baigėsi, ir tada staiga kokį 6 vakare prisimenu, kad aš tengi turėjau kažką įkelti, ten dar kažką bėgu greitai, bet prie kompiuterio kažką sudėti, tai vat, kad būtų kuo mažiau nuolatinio papildomo darbo, ten ryte atsikėlus prieš darbą, arba ten vakare, tai man atrodo, kad tos papildomos rankos tikrai praverstų, visokie darbų delegavimai, tai šitie kartais padeda. O ką tau pačiai duoda kūryba? Man pačiai tai duoda atsipalaidavimą, bet aš tikrai jaučiuosi geriau. Dažnai su tavim ir bendraujant, toks labai ramus žmogus, toks. Ir tavo ta ramuma tokia taip užkrečianti, ir aš taip jaučiu, kaip aš irgi, mes bendraujame, ir aš taip atsipalaiduoju, taip, kaip gerai, kaip fainai. Aš nesu labai ramus žmogus iš tikrųjų, bet... Taip neatrodo. Kada kažkas, dabar neatsimenu, yra sakęs, sako, tu turi tokį terapinį priėjimą. Tai čia gal gali būti taip. Aš labai stengiuosi visada leisti kitam žmogui būti tokiu, koks yra. Šiaip gyvenime aš kartais jaučiuosi per garsi ir per greita ir per daug chaotiška, nes ne visada pavyksta išlaikyti va šitą būseną. Vaikystėje tai buvau tas vaikas, kuris ten visur lipa, kiekviena medį yra, ten žemyn galva, ten kojom pasikabinus kažkur siubuoja, bėga, rėkia, žodžiu. tai dar yra manyje ir šitą, kur aš taip rami ir staiga pramuša toks. tai yra šitą, bet
Bet kūryba gerai veikia iš tikrųjų, nes jeigu atsiranda per ilgas kažkoks kūrybinis deficitas, tai man toksai vidinis nerimas ima kilti, kažko trūksta. Aš atsimenu, vienu metu dirbau Vilniaus vaikų ir jaunimo meno galerijoje. Ir atrodo, dirbu tokį gražų, prasmingą darbą. Ten mes tokias ir parodas vaikam organizuojam, ir kokias užsiėmimus pravedam, ir čia kažkokį projektą parašyti. Kažko man dar trūksta šiandien. Vakarė nuvažiuoju į vaikų ligoninę, pravedu pamokytę ten pagal projektėlį, žodžiu, vaikams. Jau atrodo irgi jau pliusą užsidėjau, jau tiek padaryti. Ne kažko trūksta. Grįžtu namo, išsitraukiu ir ten kažką pasivinėjau, papiešiu. Dabar diena, jau viskas, pilna. Tai čia dar kai vaikų nebuvo, žodžiu. Bet kažko reikėdavo to kūrybinio tokio, paimi kažką į rankas, kažką fiziškos tokio padarai iš savęs, žodžiu, į aplinką išleidai. Ir jau tada, toks kaip pliusas. Visi mes esame skirtingi. Vieniem reikia, kaip sakant, dieną užbaigtą cherry on top, kad būtų, nežinau, filmai įsijung, kažką paklausyt, kad galva atsipalūtų, sakykime, tau arba netgi man, bet reikia kažką tokio padaryti su rankom, sukurti. Taip, ir aš nežinau kodėl, bet man kažkodėl labai svarbu, kad kurčiau pasaulyje, nešiau į pasaulį gėrį ir grožį. Ir kūryba man yra viena iš pagrindinių priemonių, kuri leidžia tai padaryti. Ne tik kūryba, yra ir kitų būdų, bet kūryba yra... Ir kūryba man labai duoda daug to, vidinio gėrio, pozityvo iš tikrųjų. Dėl to, kad šiaip aš visą laiką augau kažkaip kūryboje. Dėl to, kad mano tėtis irgi yra tekstilininkas, tai čia gal lėmė tai, tą ir mano pasirinkimą, mano mama meno istorikė. Ir aš visą laiką augau vis tiek meno apsupty. Mes su vaikystės sesė skaitydavom knygas ir būdavo dar didžiulė kolekcija visokių meno albumų. Ir paskaitom kažkokias šiaip vaikiškas knygelės ir išsitraukia albumą ir ten pradedi vartyti kažkokius grafikos darbus. Lietuvos grafika 80-ieji, 86-ieji, žodžiu, ir vartai. Ir ten surandi kažkokių įdomių dalykų, rodi viena kitai. Tai kažkaip tai buvo taip normalu ir taip natūralu. Ir kažkaip gana anksti, su tuo menu būdama, aš išmokau matyti grožį. Aš palijo lietus, aš žiūriu, kokie atspalviai, koks derinys, kaip ten, o koks paviršius. Ir tas grožio matymas, jis tokį sukelia pasigėrėjimą ir įsivaizduojamą jausmą. Jeigu, pavyzdžiui, net ir tu dabar įsivaizduok, tu esi nepatenkinta, kažkuo nelaimingai skaudinta. Ir pamatai kažką labai gražaus ir patiri tą grožį. Tu negali tada jausti to nepasitenkinimo ir įsiskaudinimo ir dar kažko, nes tu tuo metu patiri grožį. O tas grožio patyrimas yra kažkas tokio aukštesnio, dieviško truputį. Kartais, kai man būna labai, labai sudėtingos dienos, žiauriai daug skubėjimo, iš vietos į vietą, ten lėkimas, važiavimas. Ir aš žinau, kad aš tikrai neturėsiu laiko, sakysim, kūrybai ar dar kažkam, aš ieškau grožio akimirkų. Aš tiesiog, įsivaizduokit, važiuoju mašina ir aš žiūriu, pamatau visą laiką kažką gražaus, kokį nors debesį įspūdingą, kažkokius augalus, pievą, dar ką nors, man labai iš tikrųjų gamta patinka, labai pievos patinka ypač. Bet net ir žiemą, važiuoju ten kokios pusnyse, kokios išlindę eglės tokios. Ir kažkur tu tada gali tą sekundę, 20 sekundžių, 2 sekundės, tu pamatai tą vaizdą, tu patiri tą grožį, dar kurį laiką tą jausmą vežiesi su savimi. Grožio akimirkos labai padeda būtent tą sudėtingą dieną, nes kas kelias valandas tu atsirefreshini, atsinaujini ir man kūryba yra ir apie tai. Man šiandien buvo toks momentas, aš tiesiog save taip įdomiai pagavau, kaip tik važiavau jau namo pas tave ruoštis pokalbiui ir praėjau senamiestį, dabar nepasakysiu tiksliai kokią gatvę, bet eini palei pagrindinę gatvę ir tokia yra niša, įėjimas į privatų kiemą. Ten tiesiog metaliniai vartai. Žinok, man tie metaliniai vartai kokie šiandien gražus buvo. Tai ir kartais, ir mums dar dažnai tas dabar
šiuolaikinis gyvenimas yra įteigęs tokį, kad reikia viską fiksuoti. Ir dažnai, kai mes kažką labai gražaus pamatom ir puolam fotografuoti, mes iš savęs atimam tą akimirką, nes kai vos tik mes nusifotografuojam, mūsų smegenis uždaro failą, nu, vos ne, bet okei, pamatėm, pasidėjom, kada nors vėliau panaudosim, nu, žodžiu. Bet jeigu, nu, galima ir fotografuoti, bet reikia nepamesti. Tad tiek sugrįžti prie to vaizdo ir truputį pabūti jame. Dėl to kartais man patinka tas ar eskizuoti, ar piešti kažką, nes aš tada labai ilgai būnu su to grožiu. Ir, pavyzdžiui, aš kai ką nors piešiu, man labai svarbu, nu, va, tas, ne tai, kad kuo tiksliau nupiešti, bet pasigrožėti, žiūrėti, kur koks linkis, kur kokia linija nuo linijos atsiskiria, kur koks šešėlis ir perėjimas, kaip spalvos dera. Ir atrodo, nu, tokie paprasti dalykai, bet nu, jeigu tu jais mėgaujasi, tai, nu, tai yra absoliučiai terapinė sesija. Taip, visiškai teisingai, aš sutinku 100%. Dar žiūrėk, vat klausimas pabaigai, vat iš tiesų aš labai dažnai klausiu kūrėjų to paties klausimo. Jeigu, vat, sakykime, šiandien vat, prie mūsų, prie tavęs prisijungtų žmogus, kuris vat, seniai svajoja pradėti kurti, ten tapyti, lipdyti, megzti ir taip toliau, bet vis nedrįsta. Ką jam pasakytum, kokį tą, kaip sakant, spyrį jam duotum? Tradiciškai, kur nėra geresnio laiko nei dabar. Ir jeigu tu seniai trokšti, ne, tai reiškia, kad tai yra tikrai apie tave. Čia žinot, kaip galima, kai atsidarai elektroninę parduotuvę, kažką pamatai, noriu. Ir tada uždarai ir palauki 7 dienas. Ir jeigu po 7 dienų, arba dar geriau 30 dienų, tu vis dar nori, tai perki. Tai jeigu tu seniai trokšti ir tu prieš 10 metų norėjai piešti, prieš 5 metus norėjai piešti, prieš 2 metus norėjai piešti ir vis dar nori piešti, tai ko tu lauki? Ja. Bet irgi Rasa netgi rašo komentare, kad akis mato geriau. Ir aš visiškai iš tiesų sutinku, sakykime, kad ir kokia geriausia turėtum telefono kamerą arba, nežinau, aukštos kokybės, geros kokybės kamerą, vis tiek nebus taip, kaip tu pats matai savo akim. Akis mato ta prasme, jos mato ne tik tą plokščią vaizdą, jos mato gylį. Taip. Jos mato visai kitokius santykius. Ir iš tikrųjų, akis, kai tu įpratini savo akis matyti, tai jos su laiku vis ne tik geriau, bet vis ten pamato subtilesnius dalykus. Jo, tai treniruoji realiai. Taip. Tai vat, tu nuolatos būdamas kūryboje treniruoji ir visiškai tu neturi būti kažkoks kūrėjas ar menininkas. Tu gali būti bankininkas ar dar kažkas. Tarp kitko, labai daug žmonių iš tų vadinamų rimtų profesijų ateina pas mane su noru piešti. Pat kursuose būna kartais paklausinėjau, tai labai daug yra iš medicinos sferos. Nes aš kaip sakiau, ar ne, ta kūryba turi tą labai gerą atpalaiduojamąją efektą. Ir kai tu visą dieną dirbi tavo darbą, kur tu turi vis tiek labai išlaikyti savo ašį, labai savidisciplinoje būti, išlaikyti labai aktyvų protą, tai paskui norisi vakare, žodžiu, pasinerti į kitą tą būseną. Tai labai daug iš medicinos, iš buhalterijos. Tiksliukai tokie. Jo, buhalterija, apskaita, auditas, ten projektų valdymas ir panašiai. Bet nemažai yra tokių žmonių. Dalis ateina iš tokių labai meninių sferų, kur jiems tarsi ta kūryba yra mano, bet aš dabar norėčiau dar šitą išmokti. O kai kurie ateina tiesiog vaikystėje, man patiko piešti, pabandysiu ir ateina ir, sako, kaip gerai. Geras. Sakyk, ar turi kažką dar pabaigai užbaigimui pasidalinti kokiom mintim? Užsirašiau net sakinuką. Buvo parašyta, kad vienu sakinuku, tu siuntėjai klausimus ir ten buvo parašyta, kaip vienu sakinuku galėčiau, žodžiu, pristatyti kūrybą. Čia kaip ambasadorė, ar ne, pasakyti kažką tokio, kad... Kūrybos ambasadorė.
Tai va, tai užsirašiau visą iš tai savo darbo knygelę, va, irgi tokia kūrybinis Čia įrankis. irgi tikrai, bet čia jau tavo daryta, ne? Šitą pati susirašau. Tai va, Wow. ir mano sakinukas išėjo ilgas, nes labai norėsiu daug visko pasakyti, bet, žodžiu, kūryba mums suteikia galimybę susitikti su savimi pasaulyje, kuris jau yra aukščiau virš kalbos ir logikos, pailsėti nuo proto sukeliamo kartais streso, chaoso, nes kartais mūsų protas įsuka į tokius ratus, tai padeda pailsėti nuo jo, padeda išreikšti tai, kas gyvena mūsų viduje, bet nėra žodžių tam atskleisti. Ir žinoma, tai yra labai puikia ir labai nebrangi, sakyčiau, antistresinė praktika, jeigu tu tik tai tinkamai prisitaikai priemonės ir technikas. Nes čia vėlgi, kas tinka vienam, nebūtinai tinka kitam. Tai reikia atrasti, kuri būtent meno sritis, kuri būtent technika tau tinka. Nes kažkam tiks akvarelė, kažkam tiks keramika, kažkam tiks koks nors tapyba abstrakti, o kažkam pieštuku, ten koks nors mandalų, ten kūrimas ar dar kažkas savo. Taip, kiekvieną savo turėtų. Tai va, mano sakinys buvo labai ilgas pabaigai. Tai ačiū tau labai, Sigita. Tikrai buvo labai malonu ir pabendrauti ir pažinti dar vieną įdomią kūrėją. Labai spalvingą. Tai dėkui, kad pakvietei, aš kažkaip irgi labai džiaugiuosi, taip aš irgi pamažėlę vis keliauju, augu ir po truputį kažką judinu, kaip sakė, ar pavyksta žongliruoti, tai žongliruojant labai lietai judasi į priekį, kai nešiesi daug dalykų su savim. Ir labai džiaugiuosi, kad einu į priekį, pasidžiaugsiu, kad pasidariau elektroninį puslapį, tai jeigu nori kas nors daugiau sužinoti ir atrasti, gali tiesiog įlysti www.gyvojodailė.lt ir pasižiūrėti. Aš galėsiu po laivo, padarysiu vis tiek kolaboraciją Instagram'e, tiek pas tave, tiek pas mane Instagramo paskyrose atsiras šitas įrašas. Ir aš galėsiu į komentarus įdėti tavo elektroninio puslapio nuorodą. Ir dar visą tai atsidursiu į mano YouTube kanale. Tai aš jau tenai viską sudėsiu, visas nuorodas, visus linkus. Sukursiu irgi jau, kad būtų nuoroda įrašo. Su tavim irgi pasidalinsiu, ir tada jau gali dalintis, kur nori, su kuo nori. Tai tada labai labai ačiū už tau šitokį didelį įdėtą darbą. Ačiū, kad kvietiesi kūrėjus, kad kalbini. Ačiū, kad ateinat, kad randat laiko. Nes va, tu esi tikroji kūrybos ambasadorė šitoj vietoje. Kūrybos ambasadorė. Čia šitą reikia nepamesti, bus galima prasukti ateityje. Tai va, tai aš tavęs neužlaikau, Sigita. Aš žinau, kūryba, darbai, šeima laukia. Vaikai irgi sakys, mama, kada? Ja, vaikai kol kas ištrimti buvo pas močiutę. Ai, tai tėvam laisvė. Dar kokias 20 minučių. Tada viskas, eik džiaugis 20 minučių ramybės. Ir tada palaikom ryšį, pasidalinsiu viską greitų metu. Gerai, iki. Ačiū, kad klausėt. Iki.